reikia pasirinkti, kas yra svarbiau. Ar tai, kad jie išlaikys egzaminą ir turės ateitį, arba jie žinos lietuvių kalbą ir turės ateitį. Dabar mokymas atrodo taip, kaip kažkada ten bandė išmokinti plaukiant tos mokinius. Jos įmeta į ežerą ir bandyk išplauti. Aš čia dažniausiai elgiamės gan mechaniškai, ar ne, priimam įstatymus, kurios reikia įgyvendinti kitą dieną ir taip toliau. Apskritai, ta mūsų integracija daugiau popierinė, visi puola gelbėti, bet tuo reikalas ir pasibaigia, ar ne? Šitą problemą reikia spręsti kitaip per integraciją, kur kartu su lietuviais jie turės daugiau sąlyčio, daugiau kontaktų, negu negyventi tose getuose, tose burbuluose, kurie dabar gyvena. Statistiką radau internete, kad 20% neišlaiko valstybinio brandos egzamino lietuvių kalbos. Didžiąją dalį 77% mokinių ukrainiečių atvyko į rusų mokyklas. Liberalūs pokalbiai. Sveiki gyvi, prisijungę prie liberalių pokalbių ir šiandien mes nutarėm pasikalbėti apie švietimą tautinių mažumų bendrijų mokymo įstaigose. Ir visi žinom, kad švietimas apskritai turi nemažai problemų Lietuvoje, bet aš kaip suprantu, tautinių mažumų mokyklose tų problemų yra dar ko gero daugiau. Ir iš tiesų tai čia nuo 2011 metų Lietuvoje pasirodo galiojo švietimo įstatymas, kuris reikalavo, kad būtų lietuvių kalbos pamokų. Jie tiek pat, kiek gimtąją kalbą. Tik tai 26 metais Vyriausias administracinis teismas privertė pradėti tai taikyti nedelsiant ir aš nežinau, kaip tas vyksta taikymas. Tai kaip tik apie šią situaciją, kaip jinai atrodo iš vidaus, ne iš Seimo tribūnos, ne iš portalų, o iš mokyklos klasės, pakvietėm pakalbėti Danielį Tučkovskį. Labą dieną, Daniel. Sveiki, labą dieną. Danielis yra istorikas ir mokytojas dirbantis Vilniaus kitakalbėje mokykloje. Na ir kaip visada pokalbį vedame su Raimundu Lopata. Labą dieną, Raimundai. Sveiki. Gal pradėkim nuo to, Danielį, klausimo. Teismas pasisakė apie tuos dalykus. Pastaruosius 14 metų mokymas lietuvių kalbos prieštaravo įstatymui. Dabar jau lygtai pasakė, kad reikia vykdyti nedelsiant. Ką konkrečiai jūsų mokyklai reiškia tas sprendimas ir ar pasikeitė kas nors faktiškai kitą pirmadienį tvarkaraštis ir visa kita? Taip, sakykime taip, įstatymas reikalauja, kad jisai būtų pradėtas vykdyti toj pat iki mokslo metų pabaigos porą mėnesių, bet jau dabar reikia padidinti lietuvių kalbos pamokų skaičių, sumažinant, gimtosios kalbos pamokas ir tai padaryti praktiškai neįmanoma čia ir dabar, nes tai reiškia, kad reikia kažkaip perdaryti tvarkaraštį visą, o tvarkaraštis darosi labai sunkiai ir ilgai. Taip, kad jisai visiems, ne tai, kad tiktų, bet tiesiog, kad jį būtų įmanoma vykdyti. Sunku, kažkaip reikia tarti su mokytojais, kuriems dabar staigiai sumažės pamokų kiekis, kai kuriems staigiai padidės pamokų kiekis. Todėl dabar toks yra chaosas. Stipriai mokykla neskuba vykdytos tą įstatymą, vis dėlto yra nuspręstas kažkaip pagalvoti, pamastyti labiau ir sulaukti mokslo metų pabaigos, bet jau kalbama apie tai, kaip tai reikia, kaip tai atrodys. Jau yra mokytojų, kurie pareiškia savanoriškai išeiti į pensiją, nes mato, kad jiems tiesiog lieka labai mažai pamokų, arba tiesiog beprasmiškai likti tokiai šiuolaikinėje situacijoje. Todėl taip, tai nėra lengva ir dabar toks truputį pasimetimas yra. Bet ar pamokų kiekis čia yra svarbiau, ar vis dėlto kokybė? Nes aš suprantu, gal geriau turėti 4 geras pamokas, negu ten 6, bile kokią. Visiškai teisingai. Retorinis klausimas. Tiesą sakant, iš tiesų kiekis nieko nereiškia. Svarbu yra praktika, sakykime taip, nes mokytojai per pamokas gali būti daugiau, galima daugiau ten padaryti kažkokių užduočių, bet mokiniai nuo to geriau kalbėti ar pradės, iš tiesų klausimas yra. Aš manau, kad geriau vietoj tų pamokų būtų padaryta daugiau dėmesio skirta integracijai tų mokinių į visuomenę Lietuvos. Būtų suorganizuoti kažkokie projektai, dar kažką, kur tie mokiniai tautinių bendrijų galėtų bendrauti su lietuvio kalbiais, kurių lietuvių kalba yra gimtoji. Tai yra svarbiau, man atrodo, ir daugiau naudos duoda, negu tas kiekis pamokų padidėjęs. Tai
Sunku pasakyti. Bet gal iš tiesų reikia daugiau pamokų. Tai ypač tiems reikia, kurių lietuvių kalbos žinios yra nulinės, kurie atvyko visai neseniai į Lietuvą, palyginus neseniai. Jiems tikrai reikia daugiau pamokų, jie be to niekaip neišeis. Ar visiems kitiems bendrai pagerės situacija, tai parodys laikas. Mums reikia truputį laiko ir tada mes žinosim, kaip ar veikia. Genial, o kaip patys mokiniai reaguoja į taip sakant, į didinimą lietuvių kalbą dėstomų dalykų mokomų? Tiesą sakant, man kažkaip, kad labai didelis kažkoks nepasitenkinimas ar dar kažkas būtų, kaip minimum savo mokykloje nepastebėjau. Tiesiog, aišku, lietuvių kalba mokyti šiaip lietuvių pamokos yra sunkesnės negu ta pačiam pas mane rusų kalbos pamokos. Tikrai daug sunkesnis dalykas yra, todėl mokiniams tai tikrai nėra labai malonus dalykas, kad padidėjo lietuvių kalbos pamokų daugiau, bet jie supranta reikšmę ir svarbą šito dalyko, todėl dėl šito gal stipriai nepergyvena, labiau pergyvena dėl pamokų padidėjusių kiekį. Nes dabar yra taip, kad kol kas, kai dar nelabai suprantama, kaip turi veikti, viskas pamokų lietuvių kalbos tapo daugiau, gimtosios kalbos pamokų mažiau dar nelabai, todėl pats kiekis pamokų padidėjo. Šitas mokiniams nelabai patinka. Bet kažką tokio iš jų pusės, kad kažkokį protestą ar dar kažką ne. Visi supranta, kam to reikia, bet tiesiog nesupranta, kodėl taip paskubom ir kodėl taip staigiai, taip atrodo, kad be jokio adaptacinio periodo, taip sakyti. O Daniel, tu gali truputį plačiau skleisti, kaip atrodo ta kitakalbių mokyklų struktūra, turiu omeny, yra, taip sakant, mūsų tautinės bendrijos, ar ne, ir jų atžalos mokosi mokyklose, bet yra ir tas migracijos poveikis. Tai kaip jie pasiskirsto? Iš esmės niekaip. Kai atvyksta nauji, sakykime, atvykę mokiniai, mokosi vienoje klasėje lygiai taip pat su visais kitais. Dabar jau atvykiu, man atrodo, 50 klasėse, jeigu nedaugiau. Aišku, priklauso, pas mus yra toks įstatymas, kad jeigu 2 metus gyveni Lietuvoje, tu jau esi lietuvis. 2 metų užtenka, tu jau gali lygiai su visais kitais laikyti egzaminus ir taip toliau, tai po 2 metų jau nesiskaito kaip užsienietis tarp mokinių. Todėl pirmus 2 metus, kai atvyksta mokinys, jam duodami yra papildomos pamokas, yra papildoma lietuvių kalbos ir tokie, sakykime, specialiai kaip kursai mokiniai, kuriems bando ten kažkokią bazę išaiškinti, bet tai neatleidžia jį nuo pagrindinių pamokų. Jisai lygiai taip pat turi daryti užduotis su 10-tokas koks nors, sėdė su mokiniais, kurie čia gimė Lietuvoje ir jis privalo daryti kažkaip pagal programą ir dar papildomai turėti pamokos, kuris mokinasi abėcėlės. Todėl tokie, sakykime, tai yra toks pagrindinis dalykas, kad po pirmus 2 metus atvykę mokiniams yra skiriama papildomos pamokos, yra pagalba jiems yra, bet po 2 metų viskas, jisai skaitosi, kad išmoko lietuvių kalbą. Ir reikia jau kažkaip bandyti integruotis visuomenę savarankiškai. Todėl Daniel, kaip yra situacija, sakykime, baltarusių migrantų vaikai, turbūt yra ir dalis rusų ir ukrainiečių. Tai jie į kokias mokyklas siunčiami? Pavyzdžiui, lenkakalbės, ar rusakalbės, ar baltarusiai turi savo Skorinos gimnaziją. Čia yra pasirinkimas priklausantis nuo tėvų. Kaip jie nusprendžia, didžiąją dalį 77% mokinių ukrainiečių, pavyzdžiui, atvyko į rusų mokyklas, tautinių bendrijų mažumų. Todėl čia pasirinkimas. Rusų kalba vis tiek visiems yra labiau artimesnė prie, sakykime, žino geriau mokiniai negu, bet priklauso, aišku, pagal politinės pas mus buvo atidaryta didžiulė ukrainiečių mokykla. Labai daug ukrainiečių išėjo į tą mokyklą. Kažkas, aš nežinau, kas ten atsitiko, nesidomėjau, bet kažkas ten negerai atsitiko, tą mokyklą užsidarė. Mokiniai vėl grįžo atgal. Ir didžiąją dalį vis dėlto pasirenka rusų kalbos, rusiškos mokyklos. Bet yra ir kurie atėjo ir lietuvių kalbą, mažuma, lietuviškos mokyklos tikrai mažuma, bet yra tokių. Pas mane keletą draugų kolegų sako, kad klasėje ten vienas gali būti mokinys ukrainietis, su juo reikia atskirai dirbti, jam reikia, aišku, daugiau dėmesio skirti, bet tai vis tiek aš manau, kad tikrai šitam mokiniui yra geriau, negu kai jam yra asmeniškai kažkiek, daugiau truputį dėmesio skiriama ir yra kažkokia pagalba. Tik, aišku, sako, yra problemos su pačiu mokytojais, ne visi mokytojai šneka rusiškai arba ten, pavyzdžiui, ukrainietiškai, o mokinys
angliškai, pavyzdžiui, nešneka. Todėl būna, kad su šitą iš kitos pusės dabar problema. Bet jo, dauguma vis dėlto ateina į rusakalbės mokyklą. O tai nėra visai jokios programos, kad kurtų ukrainietiškas klases arba ten, nežinau, ukrainietišką programą kažkokią, nes juk dabar tų turbūt mokinių yra tikrai nemažai ukrainiečių. Beveik čia kaip ir pagal skaičių bendrą, tai turbūt čia vos ne antra mažuma, jeigu taip. Tikrai taip labai daug yra ukrainiečių būtent dabar. Ir kažką daryti ir kurti būtent ukrainiečiams, tai yra pačių ukrainiečių iniciatyva. Tos mokyklos, kurios buvo atidarytos pas mus, būtent skirtos mokinti ukrainiečių, sakykime, pagal Ukrainos programą. Mokyklos, jos buvo atidarytos, jos veikia, aš 2 žinau, galbūt jų yra daugiau, bet 2 Vilniuje tikrai žinau, kad buvo, ir žinau vieną, kad tikrai užsidarė, kažkas ten buvo negerai su finansais, kita nežinau, ar gyvoja. Tai patys ukrainiečiai kažką bandė su tuo daryti, kažkaip kurti savo atskiros ten ir mokyklos ir taip toliau. Iš Lietuvos pusės kažkaip juos atskirti tikrai nėra nei planų, nei tikslo. Nes pas mus, valstybė nelabai žino, ką daryti su vietiniam tautiniam mažumom ir bendrijom, ar juos reikia atskirti, ar juos reikia integruoti į lietuvių visuomenę. Tai dar kurti atskirą, dar vieną papildomą tokią kaip visuomenę, čia irgi toks klausimas. Gal, sakykime, taip. Taip, bet juos tada rusais padaro faktiškai. Taip, juos padaro faktiškai rusais ir yra tai problema. Yra mokinių, kurie atvyko iš mažų miestelių, ukrainiečių, jie kalba rusiškai kažkiek minimaliai, bet jie visiškai neskaito ir nerašo rusiškai. Dėl man reikia mokinti žmogų, kuris nemoka neskaityti, nerašyti ne lietuviškai, ne rusiškai, o aš ukrainietiškai negaliu jam, aš galiu jam duoti tekstus, bet koks tikslas, ką aš iš to gausiu. Todėl yra tokie variantai, kai yra tikrai mokinių, kurie nerašo, šneka rusiškai, bet tikrai ukrainiečių kalba jiems yra gimtoji. Tai čia yra ta dar viena problema, sakykime, dėl kalbos mokėjimo, bet dėl programinio, taip sakant, lygio, ar ne, sakykime, 10-tokas iš Baltarusijos ir 10-tokas kitakalbėse Lietuvos mokyklose. Tai programos visiškai turbūt skirtingos, ar ne? Kaip jie adaptuoja, kaip Tikrai, čia galima? Su baltarusais dar nieko, mes turim bendrą istoriją. Mūsų požiūrius tą istoriją labai skiriasi, kas man vienas malonumas. Mokykloje, kai prasidėjo klasiai 5 baltarusai ir jie man pradeda sakyti, kad aš meluoju apie istoriją, man tai vienas malonumas, nes mums kilo labai fainas diskusijos, kur mes bandom vienas į kitą įtikinti. LDK yra, kas paveldėjo Lietuvos didžiosios kunigaikštystę, visą istoriją, Baltarusija ar Lietuva. Ir tai labai fainas diskusijos kyla taip toliau, bet su ukrainiečiais truputį sunkiau. Ten jau mūsų keliai yra truputį labiau išsiskyrę ir jiems paaiškinti mūsų ten viduramžių istoriją, arba net kokia viduramžių gal nėra taip sunku, bet, sakykime taip, Lietuvos istoriją jau su mokiniu, kuris yra 10 klasėje, paaiškint, išmokyti iš nulio. Ne tai, kad sunku, nėra laiko. Pas mane kiekvienoje klasėje yra ten nuo 25 iki 30 mokinių ir atskirai iš nulio kuriams mokiniams jau 10 klasėm mokint, tai yra, sakykime, taip, gan sunkus dalykas. Todėl taip, su ukrainiečiais labiau skiriasi, su baltarusais mažiau. O šiaip įdomu, tai ukrainiečių yra kitas istorijos naratyvas, koks nors bendras pasakojimas, kiek nors skiriasi nuo Lietuvos? Naratyvas ne, jeigu mes kalbam apie pasaulio kažkokios istorijos įvykius arba netgi ten viduramžių bendros. Tiesiog akcentai kitokie. Jiems yra kitokie įvykiai svarbesni, asmenys istorinės kitos svarbesnės ar taip toliau. Todėl labiau skiriasi. Jeigu su baltarusais yra viskas plius minus tas pats, kalbant apie viduramžį ir ten toliau iki ten, sakykime, iki, nežinau, ten abiejų tautų respublikos pabaigos temone. Ir toliau ten skiriasi, bet su ukrainiečiais ten labiau yra atskirimų. Bet aišku, irgi priklauso nuo mokinių, sunkiai pasakyti, yra kai kuriam, čia nežinau, ar galima apibendrinti, gal tiesiog yra taip, kad man taip pasitaiko, kad mokiniai, kurie labiau žino, kai kurie mažiau žino. Bet vis dėlto jaučiasi, kad ukrainiečių programa skiriasi.
Kalbant apie istorijos vadovėlius, kurios naudojasi, pavyzdžiui, tautinių bendrijų mokyklos, tai tie istorijos vadovėliai leidžiami jau Lietuvoje, ar vis dėlto yra ir kitokių situacijų? Pavyzdžiui, žinome, kad lenkiakalbėse vadovėliai keliauja iš Lenkijos nemažais atvejais. Kaip tu jauti tą situaciją? Oi, tikrai su Lenkam labiau pasisekė, iš vienos pusės, iš kitos pusės tai neteisinga. Jie tikrai gauna tos vadovėlius labai dažnai iš Lenkijos. Lenkija labai palaiko savo tautinės bendrijos Lietuvoje. Tikrai jaučiasi labai palaikymas ir finansinis palaikymas, kas svarbiausia turbūt jiems. Todėl jie dar turi vadovėlių. Rusų mokyklos neturi jokių, jie turi lietuviškus vadovėlius, tik lietuviškus, kitų nėra. Jokių. Todėl tie mokytojai, kurie dirba senai, jie neleido kažkada sunaikinti senovinius sovietinius vadovėlius arba nepriklausomybės atkūrimo laikų vadovėlius. Ten 2000, man atrodo, aš žinau, kai mokytojai 8 metų vadovėlius dar naudoja, tai jie naudoja tos vadovėlius labai senus. Jie sako, pasaulio istorija plius minus stipriai, sako, jie nepasikeitė, kontekstą mes ten kažkur paaiškinsim, sako, ir iš esmės, kad yra užduotis, kurios gali mokiniai skaityti ir tekstą ir taip toliau. Aišku, nėra ten nieko bendro su mūsų šiuolaikinė istorija, tie senoviniai vadovėliai neturi, ir netgi kalbant apie senovinę istoriją irgi nieko bendro nėra. Sakykime taip, vadovėlių nėra. Yra senas vadovėliai, yra lietuviški vadovėliai, aš sakau, yra galimybė su jais dirbti, tik tai tojais atvejais, jeigu visi mokiniai turi, pavyzdžiui, telefonus su internetu, yra galimybė vertėjauti, naudoti kokybiškus vertėjus, bet ir tai reikia kontroliuoti ir stebėti, kaip tai mokiniai daro, jiems reikia pagalbos nuolatinės. Tai yra papildomas darbas ir laiko švaistymas. Galima dirbti, bet perskaityti nedidelį tekstą užtrunka 3 kartus ilgiau, negu tai turėtų užtrukti. Todėl tenka prieš pamoką išversti vadovėlį, jeigu reikia, nes mokytojas gali dirbti prie vadovėlių, jokių problemų. Mes galim dėstyti, vesti paskaitas ir su mokiniais dirbti gali. Mokiniai negali be vadovėlių. Jiems reikia atlikinėti ir matyti vizualiai kažkokius dalykus, skaityti tekstus, užduotis atlikinėti, namų darbus atlikinėti. Todėl mokiniams sunkiau be vadovėlių negu mokytojams be vadovėlių. Ir tenka daug laiko skirti. Daniel, bet tai nėra, taip sakant, valstybinės programos, pavyzdžiui, išversti į rusų kalbą, kad ir skaitmena, tas vertimas būtų, lietuviško istorijos vadovėlių. Taip sakant, lietuvių autorių istorijos vadovėlius į rusų kalbą, pavyzdžiui. Taip, bet, kažkaip dabar taip apie tai nekalba, matyti, tai nereikia. Netgi, žinokit, nereikia visą istoriją, aš kalbu tik tai apie istoriją, kiti, aš manau, kad technika, kurie ten matematika, fizika, ten paprasčiau negu man, aš manau, dėl tokių dalykų. Bet aš galvoju, kad su pasaulio istorija problemų jokių nėra. Informacijos pilna, šiuolaikinios vadovėlių netgi yra kažkokių atskirų ir taip toliau. Kalba yra tik apie lietuvių istoriją. Su lietuvių istorija net internete yra labai labai mažai šaltinius, kuriais galima dirbti. Netgi lietuviams yra mažai. Vaizdinės kažkokios medžiagos yra labai mažai. Palyginus su ten, pavyzdžiui, tą pačią rusų kalbos, jeigu lygint. Todėl užtektų netgi nepadaryti rusišką vadovėlį su Lietuvos istorija, o netgi galima būti ir lietuviškas, bet kažkokiais žodinėliais, kažkokių pagrindinių sąvokų vertimais, kažkokių tokių bazinių svarbiausių dalykų vertimais. Arba galima šiuolaikinį padaryti, kad lietuviškas vadovėlis, bet kažkur ten puslapį yra QR kodas, kur galima nuskanuoti ir gauti ten, pavyzdžiui, vertimą atskirą. Taip toliau. Tai ką galima šiuolaikiniškai kažkaip sugalvoti. Aš nesakau, kad reikia išleisti, vėl pradėti leisti rusiškus vadovėlius. Ne. Reikia integruoti mokinius, reikia mokinti jos lietuvių kalbos. Dabar mokymas atrodo taip, kaip kažkada ten bandė išmokinti plaukiant tos mokinius. Jos įmeta į ežerą ir bandyk išplauti. Tai taip veikia. Truputį žiaurų, man atrodo. Reikėtų gal kažkokios pagalbos. Bet formaliai tas mokymas, aš suprantu, vyksta, ne lietuvių kalba. Ar skaitos dalykas dėstomas juk gimtąją kalbą, rusų arba ten lenkų. Pagal įstatymus jinai turi būti, pavyzdžiui, lietuvių, tas istorijos ir geografijos pamokos turi beveik visus lietuviškai vykti. Ten nuo 10 klasės iki 12, tai iš vis jie ten tik tai lietuviškai turi būti.
Bet aš nematau jokių galimybių tam. Mokiniai mane tiesiog nesupranta. Ir aš suprantu, kad yra du variantai. Arba aš dėstau savo dalyką mokomoje, arba aš dėstau lietuvių kalbą. Tada man reikia pasirinkti, kas yra svarbiau. Ar tai, kad jie išlaikys egzaminą ir turės ateitį, arba jie žinos lietuvių kalbą ir turės ateitį. Čia irgi toks dalykas. O aš nesu lietuvių kalbos mokytojas. Aš nemoku, nežinau, kaip tiksliai tai daryti. Todėl. Bet dar čia dvi problemos. Viena problema, kuri būtų suprantama, jeigu kalbam apie ukrainiečių vaikus arba atbėgėlių dabar vaikus. Tai ir kita problema su žmonėm, kurie mokosi jau nuo pradinių klasių. Tai su tais gal nėra šiaip problemų, ar yra? Yra su jais problema. Ir su jais yra? Aš manau, netgi didesnė problema su jais yra. Nes ukrainiečiai ir atvykėliai žmonės turi kitokį mąstymą. Jie supranta, kad jie atvažiavo į svetimą šalį, jie nori tapti tos bendruomenės šalies dalim, todėl jie labai gerai suvokia ir supranta, kad jiem reikia mokytis kalbos. Jie žino, kad jiems reikia išmokti kalbą. Jie kai tik atvyko didžiąją dalį, ne visi, bet didžiąją dalį atvykusių, turi vaikštus kartu su tėvais į papildomus kursus, mokina kalbą, bando išmokti. O tie, kurie čia gimė ir kurių tėvai gimė ir galimai ir seneliai gimė, jie neįsijaučia, kad jie yra svetimoje šalyje, jie yra savo namuose ir jiems atrodo, kad jeigu man visą gyvenimą lietuvių kalbos nereikėjo, tai kam man jo dabar reikia. Yra labai daug mokinių, kurie nelabai supranta, kam reikia jiems tos lietuvių kalbos. Aišku, jaunimas truputį geriau, gal mano laikais. Pavyzdžiui, mano laikais, kai aš baigdavau mokyklą, pas mus klasėje, ten 12 klasėje iš ten 20 mokinių 5 laisvai galėjo kalbėti lietuviškai, visi kiti ten vos. Ir tie 20 ten, kurie likdavo, jie emigruodavo, išvažiavo. Beveik visi mano klasiokai Anglijoje arba Norvegijoje. Nes jie tiesiog lietuviškai, Lietuvoje niekur negalėjo įstoti, nes lietuvių kalbos beveik nežinojo. Todėl, sakykime, su tais yra irgi didelė problema, bet šitą problemą reikia spręsti kitaip per integraciją. Jos, kaip aš sakau, reikia kurti kažkokius bendrus projektus, kažkokius bendrus dalykus, kur kartu su lietuviais jie turės daugiau sąlyčio, daugiau kontaktų, negu negyventi tose getuose, burbuluose, kurie dabar gyvena. Įdomu, bet tos integracinės kai kurios, aišku, yra, pavyzdžiui, sporto būreliai ir taip toliau ir panašiai, kur turbūt bendrai taip akumuliuojasi visi. Jo, bet ir būreliuose taip pat mokiniai pasirenka būrelius, aš labai, galima, pavyzdžiui, mes kalbam apie rajoną kažkokią Vilniaus. Ten yra viskas aplinkui, jeigu yra, pavyzdžiui, ten rusiška mokykla, tai joje bus būrelių daug. Ir jie visi praktiškai bus rusų kalba. Vis treneriai ir ten kažkokie dėstytojai, jie visi rusiškai šneka. Todėl, kai būna labai dažnai, kad tiesiog mokiniai nesutinka galimybių naudoti lietuvių kalbą, jų nereikia jiems, nes draugai kalba rusiškai, parduotuvėse, dar kitose vietos irgi rusiškai šneka, būreliai irgi dažniausiai ten irgi kalba ten jų gimtąją kalbą ir taip toliau. Tai ne visada taip tikrai, jeigu pasiseka ir ten būreliai yra, ten treneris kalba lietuviškai ir visi lietuviškai, tai iš karto jaučiasi ir matosi, tas mokinys iš karto ateina ir su juo galima laisvai lietuviškai šnekėti. Bet tokių yra nedauguma. O kaip patekimas į aukštasias mokyklas, tie, kurie apsisprendžia, koks, taip sakant, stojimo procentas, jeigu taip galim, mes mėgstam skaičiuoti stojimo procentus licėjų, mokyklų, gimnazijų, taip sakant, mastais per Lietuvą, kaip yra su kita kalbėm? Tikrai, sakykime, tautinių bendrijų mokyklų mokiniams sunkiau stoti kažkur, tikrai įstoja ir daug įstoja ir aukštos mokyklos ir nemokamos vietos gauna, tikrai yra mokinių, kurie olimpiados laimi, bet jeigu mes kalbam apie, sakykime, didžiąją dalį, tai tikrai jiems sunkiau yra. Netgi pirmūnams. Pirmūnai, kurie žino, ten iš visų dalykų turi 10, bet lietuviškai jam vis tiek sunkiau yra išspręsti tą užduotį. Jis vis tiek gaus mažiau negu žmogus, kuris ten, kaip sakė, ten kažkada sapnus lietuvių kalbą. Todėl rezultatai egzaminų yra blogesni, prastesni tautinių mažumų mokyklų negu bendrai visų lietuviškų mokyklų. Įstoti irgi sunkiau. Pusė mokinių, gal mažiau negu pusė, pasirenka profesinės mokyklas arba kolegijas, o universitetus tai jau truputį mažesnis kiekis žmonių, mokinių skaičius pasirenka. Todėl tikrai sunkiau jiems yra, bet tai yra ir psichologinis dalykas, kažkoks tikrai yra suprasti, išsiaiškinti lietuviškai tą patį užduotį, mokiniams yra truputį sunkiau.
Aš čia kažkur statistiką radau internete, kad 20% neišlaiko valstybinio brandos egzamino lietuvių kalbos konkrečiai, kai lietuvių neišlaiko berods 6 tik tai procentai, bet matematikos rezultatai rusų mokyklose, lik ir geresni. Tai reiškia, grinai yra kalbinis, kultūrinis barjeras. Tai tas kalbinis kultūrinis barjeras, tai galvotum, kaip jį reikia, aš suprantu, kad čia daug ką lemia šeimos, gyvenimo lokacijos, bet jeigu galvojama apie ateitį, ar matoma, kad lietuvių kalbos menkesnis mokėjimas gali būti kliuvinys tavo ateičiai. Ne, tai šitą mąstymo paradigmą veikia ar neveikia? Dabar veikia, dabar jau labiau veikia, dabar tikrai truputį jaunimas mąsto apie tai daugiau, negu kažkada ten tais pačiais mano laikais, kai nelabai rūpėjo Lietuvos visuomenė bendrai. Mano pagrindinė idėja yra integravimas. Visuomenės tautinės mažumos, tautinių bendrijų integravimas į visos Lietuvos visuomenį. Pradėti reikia net ne nuo mokyklų. Man atrodo, kad pradėti reikia nuo medijų. Aš jums kažkokį pavyzdį parodysiu. Mano močiutė kažkada buvo labai seniais laikais toks pirmas Baltijos rusiškas kanalas, kur buvo rusiškai lietuviškos žinios, lietuviškai kažkokie dalykai, bet rusų kalba. Mano močiutė labai mėgo šitą kanalą, jinai labai gan daug jį žiūrėjo ir jinai suprasdavo ir suvokdavo, kas vyksta Lietuvoje. Tas kanalas greičiausiai buvo visiškai propagandinės, ten greičiausiai buvo labai daug šnekama apie ten kažką prorusiškų kažkokių dalykų, 100%, aš tada dar buvau per mažas, dar nelabai žiūrėjau šito kanalo. Bet jai patikdavo ir jinai suvokdavo ir suprasdavo, kas vyksta. Dar šitą, kai buvo uždarytas ir uždraustas pirmas tas kanalas, tai jokių alternatyvų nebuvo pasiūlyta. Todėl mano močiutė tiesiog įjungė rusišką RTV, tas rusiškos kanalus pajungė ir dabar kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro žiūri Solovjovą su Kiseliovu. Ir kitų variantų jinai neturi. Jinai tiesiog tik dėl to, kad lietuviškai jinai nešneka, visiškai niekaip, nors jinai čia praktiškai gimė Lietuvoje. Tai jinai pasirenka būtent rusų kanalus. Ir taip yra plius minus su dauguma būtent tautinių bendrijų, sakykime, visuomenė. Televizija, jie pasirenka būtent, pavyzdžiui, jeigu mes kalbame apie rusų visuomenę, labai dažnai pasirenkama rusiška. YouTube, jeigu dauguma jaunimas žiūri, irgi pasirenka kažkas, kas būtų susijęs su, kas yra rusų kalba, o rusų kalba apie Lietuvą yra labai mažai arba visiškai nepritaikyta jaunimui. Ir todėl, net pradedant nuo medijos, jau viskas yra labai koncentruota į tą pusę, kur yra jiems jų gimtoji kalba. Arba tai lenkai, arba tai rusai, nesvarbu. Ir tada jau galima, jeigu būtų padaryti kažką, kas galėtų, sakykime, labiau duotų galimybę prieigą prie Lietuvos visuomenę būtent per mediją, tai būtų pirmas žingsnis, man taip atrodo. Tada jau reikia, aišku, investuoti į mokyklą. Ten jau kitas dalykas. Turi būti ir turinys, kuris būtų įdomesnis ir labiau priimtinas mokiniams. Taip pat ir vadovėliai kažkokie adaptuoti būtent tautinių bendrijų mokyklom ir taip toliau. Kitas dalykas, trečias, tai yra mokytojai. Yra labai daug mokytojų, kurie jau tokiam amžiui, kurie jiems pati ta integracija, jiems patiems yra nei svarbi, nei reikalinga. Jie pavargę, jie yra fiziškai, morališkai pavargę, jiems norisi damušti savo tą amžių ir viskas. Todėl reikia pritraukti jaunų mokytojų, kurie irgi labiau stengsis integruoti jaunimą į sakykime, tą gyvenimą būtent Lietuvos visuomenės bendruomenės. Ir tada atsiras ir tas dviugdis ugdymas. Tai kažkaip taip aš manau. Arba kaip dabar yra planuojama, irgi gal, man atrodo, neblogas variantas iš pat pradžių nuo iki mokyklinės ir pradinis mokymas, kad būtų lietuvių kalba. Tas klausimas, nes Latvija ir Estija liktai nuėjo tuo keliu ir net Ukraina, aš kaip suprantu, yra tuo keliu nuėjusi, kad 99% jau ukrainietiškų mokyklų, Ukrainoje yra. Gal tikrai reikia tada pereiti lietuvių kalbos, sakysim, iki kokių 30 metų ir viskas? Nežinau, tiesą sakant, vėlgi, galbūt, man atrodo, kad šitas variantas yra geriau negu tiesiog uždrausti ir uždaryti visas ten tautinių bendrijų mokyklas. Tik tai vėlgi reikia kalbėti su visa bendruomenė ir kaip jie tai žiūri. Vaikų darželį. Nes jūs sakot, medijos atsiradimas, bet pavyzdžiui, kalbant apie mediją, tai pavyzdžiui, Lenkų kanalų Vilniuje tai turbūt yra daugiau negu lietuviškų. Labai daug.
Tai, bet Lenkai, kaip, jie integravėsi turbūt geriau į bendruomenę, visuomenę, bet vis tiek turbūt atskirai yra ten tam tikri rajonai ir panašiai. Taip yra tikrai, šiaip Lenkų valstybės minkštoji jėga labai kokybiškai ir gerai veikia. Čia gal atskiras pokalbis, reikia iš jų imti pavyzdį, aš manau. Lenkai tikrai moka naudoti minkštą jėgą savo mokykloje. Lenkai dažnai svajoja išvažiuoti į Lenkiją, studijuoti ten lenkiškose universitetuose ir tai reikia tik tai pasimokyti iš jų, kaip jie tai daro. Todėl taip, ir, kalbant vėlgi, aš manau, kad darželius tikrai galima padaryti vien lietuviškus, tikrai galima nors pagrindą padėti mokiniams, vaikams, kurie tikrai jiems tokiam amžiui lengviau mokinosi yra lengviau išmokti kalbą, negu būdamas jau vyresniam amžiui. Ir pradinį mokymą irgi kažkaip galima, gal jeigu ne visai, nepilnai lietuviškai, tai nors didžiąją dalį, kad būtų lietuviškai, kad vėlgi, kad būtų kažkokia adaptacija, kažkokie tokie dalykai galimybė išmokti, nes dabar darželiai rusiški, tada eina į pradinę mokyklą, kur irgi kalba rusiškai arba lenkiškai, ir tada mokyklo jau pabandyk jį iš nulio išmokinti lietuvių kalbą. Tai turbūt kažką su to tikrai reikia daryti. Jo, tai panašu, kad mes čia dažniausiai elgiamės gan mechaniškai, ar ne, priimam įstatymus, kurios reikia įgyvendinti kitą dieną ir taip toliau. Apskritai, tai mūsų integracija daugiau popierinė negu, kai susiduriam problemų, visi puola gelbėti, bet tuo reikalas ir pasibaigia, ar ne? Bet dar, man atrodo, labai svarbus vienas yra klausimas, kai mes kalbam apie kalbos mokėjimą. Tai labai reikšminga, aišku, kaip čia pasakyti, politiniam sąmoningumui, ar ne, kad ir mokinių. Tai klausimas būtų toks, tai kaip tu jauti, kaip tautinių bendrijų mokyklose mokiniai save priskiria, save asocijuoja? Kas jiems Lietuva šiuo atveju tada? Aš dar papildyčiau, ir yra takoskyra vėlgi tarp tų naujų ukrainiečių atvykusių ir tų senų. Mes biškai kabinom, bet prie Raimundo klausimo prisidedu. Taip. Vėlgi labai priklauso nuo šeimos. Man atrodo, kad didžiąją dalį atvykusių laiko Lietuvą kaip vietą, kuriem dabar laikina gyvenimo vieta, tokia vieta, kur jie neliks amžiams. Tai vieta, kur jie sulauks karo pabaigos ir tada arba jie grįš atgal į Ukrainą, pavyzdžiui, arba jie keliaus kažkur toliau. Labai dažnai aš girdžiu ir šnekėdamas su mokiniais, kad Lietuva jiems yra stotelė. Kažkur, laikina stotelė. Todėl su atvykusiais didžiąją dalį turbūt vis dėlto taip masto. Yra tokių, kurie vis dėlto tikrai jau ruošiasi ir gauti pilietybę Lietuvos ar taip toliau, bet manau, kad vis dėlto didžiąją dalį mato Lietuvą kaip stotelę. O kiti, tie, kurie čia gimė ir kurie išaugo, irgi priklauso nuo šeimos. Jie tikrai jaučiasi, kad jie yra Lietuvos piliečiai. Nežinau, kiek jiems tai yra svarbu, yra tikrai patriotiškai labai gerai nusistatančių mokinių, kurie tikrai yra dideli patriotai savo Lietuvos. Ir jie tikrai mato savo ateitį tarnaudamas Lietuvoje, yra labai daug, kurie tampa tais pačiais mokytojai, į kariuomenę išeina ir policija tarnauti, ir mokytojais tampa ir taip toliau. Yra kurie jaučiasi labiau, jiems svarbiau yra jų tautinė tapatybė, negu priskirimas kažkokioj valstybei, todėl jiems nėra kažkokios problemos emigruoti, išvažiuoti ten į Angliją ar dar kažkur ir ten dirbti ir gyventi ir palaikyti ryšį su Lietuva, todėl nėra taip stipriai prisirišę. Todėl aš sakau taip, tai yra priklauso nuo šeimos, nuo požiūrio pačio ir mokinio, ir tėvų į Lietuvos valstybę. Yra skirtingai. Aš manau taip pat kaip ir tarp lietuvių mokinių. Ir priklauso nuo požiūrio. Patriotų tikrai jau netrūksta, aš manau, ir tautinių bendrijų mokyklų. Danielis dar paminėjo kariuomenę, ar ne? Aš prisimenu kažkada, taip sakant, interneto ir kompiuterio eros pradžioj daug kas ėjo kariuomenę, kad išmoktų naudotis kompiuteriu, nes būdavo specialūs kursai. Ar kariuomenę tu paminėjai, kad yra, taip sakant, nemažas būrys stojančių, einančių, ar ne?
Yra ir dėl lietuvių kalbos mokėjimo labai geras variantas. Pas mane visiškai iš gyvenimo patirties mano brolis, jisai baigė mokyklą 12 klasių ir jisai nešneka lietuviškai niekaip, visiškai. Jisai neišlaikė lietuvių kalbos egzaminus ir žmogus turi labai ambicijų daug, nori įstoti į universitetą, bet neišlaikė lietuvių kalbą. Ir sako, tai pasistengsiu, aš pabandysiu kažkaip dirbti su repetitoriais, per metus gal išmoksiu tą kalbą ir bandysiu vėl laikyti egzaminą, kad įstotų į universitetą. Aš jam sakau, tu įstok į kariuomenę. 9 mėnesiai, tu būsi priverstas kalbėti tik lietuviškai. Tau dar ir pinigų už tai mokės, ar dar sveikatą savo pagerinsi. Ir tobulas variantas. Jisai pamastė, labai rimtai apie tai mąstė, labai rimtai jau buvo susiruošęs, bet patu pagalvojo, kad galima gal ne taip drastiškai ir rado darbą. Tiesiog rado darbą, kur vis tiek visi aplinkui kalba lietuviškai ir jisai pusę metų padirbėjo dabar ten restorane virėjų ir jisai pradėjo kalbėti lietuviškai, aš su juo jau pradėjau susikalbėti lietuviškai, nuo nulio praktiškai per pusę metų, nes jis buvo priverstas kalbėti lietuviškai. Jis neturėjo kito pasirinkimo. Mano laikai, kai pas mane buvo tas pats, aš irgi mokyklą baigiau lietuviškai, nešnekėjau, aš buvau priverstas, tiesiog gyvenimas privertė kalbėti lietuviškai. Todėl aš... Kažkokios erdvės yra tokios, kur gali tikrai, atrodo jau taip jau čia, kaip sakyti, jau gyvena visi persimaišę, o čia gaunas, kad, nežinau, 100 000 žmonių ar kažkas tokio gyvena savo mikropasaulyje. Getuose, visiškai 100% getai. Nėra poreikio labai dažnai, dabar gal sakau, truputį gerėja šitą situaciją, integracija vis dėlto truputį gerėja ir yra daugiau, sakykime, tokios baisios problemos, kaip buvo anksčiau, tikrai nėra. Yra, bet ne tiek baisiai. Bet kažkada visai neseniai, čia prieš 10-15 metų, visiškai getai, absoliučiai. Žmonės po 30-40 metų gyveno Lietuvoje, ne žodžio lietuviškai nekalbėjo ir jiems nematė jokios priežasties kalbėti. Mano tėvas, iki 40 metų gyveno Lietuvoje ir būdamas 40 išvažiavo į Norvegiją gyventi. 10 metų gyveno, daugiau negu 10, gyveno Norvegijoje. Jisai išmoko lietuvių kalbą Norvegijoje, nes ten jisai susidūrė su Lietuvos bendruomenė ir jam teko su ją bendrauti. Nes ten yra vis tiek ten ir darbdaviai, ir darbuotojai, ir taip toliau kalba lietuviškai, ir jam lietuvių kalbos reikėjo Norvegijoje. Lietuvoje jam jo nereikėjo. Tai yra gan dažnas atvejis. Tai vat. O tai kaip ištraukti iš tų getų, aš nesupratau, tai grinai per darbą tada taip išeina, per visuomenę? Reikia taip daryti kažkokios sąlygos. Vis dėlto tikrai reikia dvikalbio ugdymo, reikia stengtis, kad nedominuotų gimtoji kalba mokymosi, kaip mes nebenorėtum, bet kitaip tiesiog neįmanoma. Integracija per bendrus projektus, būrelius ir taip toliau, kurie reikia būtinai daryti. Nes labai dažnai būna taip, kad mokiniai, kol mokinasi mokykloje, jo yra gyvenimas, yra namai, mokykla ir ten kažkoks būrelis. Viskas, mokinių. Todėl ir namie, ir mokykloje, ir būrelį kalba visi tik tai savo gimtąją kalbą. Ir jam realiai lietuvių kalbos reikia, kažkoks poreikis atsiranda, kai jis baigia mokyklą, kai jis išskrenda. Vis tiek į parduotuvę, reikia galų gale dar kažkur. Tai parduotuvė rusiškai visi šneka. Tai bet iškavos, etiketės, nusipirksi pieną vietoj kefyro, dar ką nors ten, nežinau. Tiek, tokiam lygiai gal ir supranta, kefyrą gal ir gali atskirti, bet visą kitą jo. Aišku, vėlgi nereikia sakyti, kad visi taip ir visada taip. Tiesiog tai yra dalis visuomenės, kurie taip gyvena. Su to reikia kažkaip kažką daryti. Aš dar vieną pabaigai klausimą, aš visi prie mokyklos galvoju, vis tiek gal grįžti, kad, tokį, kaip kur nemėgsta visi pašnekovai, kad būtų vienas sprendimas dabar, reiktų padaryti mokykloje šitoj, kuris pakeistų situaciją. Koks būtų, Danielio, sprendimas pagal patį? Taip, tai pradėsim turbūt nuo turinio investavimo. Turbūt reikia pradėti kažką daryti su vadovėliais ir aš žinau, kad, kaip minimum, tarp istorikų yra problema ne tik tautinių bendrijų mažumų su kalba, bet ir bendrai su programa. Tai šiuolaikinė programa iki šiol kovoja ir niekaip negali nuspręsti, kaip padaryti geriau, kad jinai būtų. Tai visų pirma turinį. Integravimas, galimybė investuoti būtent į turinį, šiuolaikiniai vadovėliai, kurie būtų pritaikyti tautiniam bendrijom. Tai pirmą dalyką, kurį galima, aš manau, ne taip ir sunkiai padaryti. Tik
tikrai atsirastų žmonių, kurie tai galėtų padaryti. Tada vėlgi skatinti, labai norėtųsi pasakyti, kad skatinti tą dvikalbį ugdymą, bet kas jį kontroliuos. Valstybė nuolat kelia iš aukščiau į mokyklas įstatymus, kad vos ne pusę pamokų turi vykti lietuvių kalba, bet jie kaip nevyko lietuvių kalba, taip ir nevyksta. Tai reikia kažkaip galėtų kontroliuoti šitą situaciją. Šitą reikia apmastyti, aišku, kaip tai turi būti, bet aš galvoju, kai pasikeis karta, kai tik tai mokytojai, kurie ten virš 75 metų, jie vis dar dirba mokyklai, jie išeis į, sakykime, užtarnautą poilsį, ateis daugiau jaunų mokytojų, truputį tai bus, šita situacija pagerės. Bet nėra jaunų mokytojų, todėl reikia. Aš pasakysiu labai banalų dalyką, bet man atrodo, kad nieko geriau negali būti, tai padaryti mokytojų profesiją prestižinę. Tas dalykas, kuris tiek laiko bandomas daryti, kai mokytojų profesija bus prestižinė, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mokytojai bijos prarasti savo darbą, nes bus konkurencija. Kai atsiranda konkurencija ir kad mokytojas žino, kad jo vietoj yra dar 3 mokytojai, jis tikrai pasistengs daryti kokybišką ugdymą, labiau kokybiškesnį. Ir kad vėlgi būtų pritraukimas naujų jaunų specialistų. Todėl finansuoti į švietimą ir turinį. Va, turbūt taip. Tai ačiū Danieliui, aš nežinau kaip Raimundas, bet man tai buvo tikrai daug naujų atradimų, čia nemaniau, kad dar tebeturim tas problemas tokias, getų ir ypatingai su žmonėm, kurie jau čia, gyvena ilgai. Tai dar kartą ačiū Danieliui ir baigiam mūsų šį pokalbį ir susitiksim kitą ketvirtadienį. Ačiū, iki. Ačiū. Liberalūs pokalbiai.